Labas. Vat šiandien buvau išliks biškį Klaipėdą, tai kaip tik užsukau į medžiotojų parduotuvę, nusipirkau tokį dalykėlį lapėm, žodžiu, viliuoti. Tai va, norėjau išbandyti ir atėjau čia prie savo kokiaus pribitėlių. Yra čia Piliakalnis kalnas, yra ne vien kartą pastebėjęs, žodžiu, lapių. Tai aparačiuks tas toks yra dviejų garsų, yra ir sakykime, sužeista toikiaus ir pelis cipims. Tai žodžiu, atėjau čia ir norėjau išbandyti tas aparačiuks, va taip atrodo šitą. Galiu pademonstruoti, kokie garsas, sakykime, yra. Yra pelės cipims. Va, tai žodžiu, pabandysim pažiūrėti, ar bus koks rezultats, prisišauksim kokį lapelę, susidomės ar ne. Va, čia pas mums atrodo va, toks kalnas ir miškiuks, ir tai žiūrėsim, ar bus ar ne. Va, čia toks šlaitsitinas, ne vien kartas pastebėjęs lapučių ir orus įbuisi. Naktį matai, pasižiūrų, kai kirštą vakščių į pukėjimą, žodžiu, lapis, tai noriu pabandyti, pažiūrėti, veikia, neveikta šitą. Va, būtent tas aparačiuks. Va, taip. Laukam, dar palauksim, kai 10 minučių 15 bus matyti, nes tu jau sutemsi, taip. Va, taip. Žodžiu, po 15 minučių laukiam, žodžiu, aš sulaukiau šalančiukų įbėgu ant smurgliaus, o ne lapis. Tai žodžiu, taip, išvada tokia ir arba nėra čia dabar lapių, tų veitų, nes šiaip tai žinau, kad yra, kiekvieną dieną, beveik, kas antrą dieną, kai tik matyti, arba tas aparačiuks ne kažko nunca, arba aš nemoku naudotis. Tai va taip.